Kaip galima generuoti pasyvias pajamas iš bitkoino ir net tai nėra stakingas. Čia yra visiems tiem, kas turi šiek tiek didesnį kapitalą ir galvoja, kad galbūt faina įdarbinti būtų savo bitkoiną ir gauti iš jo pasyvias pajamas, tarkime, metinės, kartą per metus padarius tam tikrą veiksmą. Koks tai veiksmas? Keliaujam su manim. Visų pirma, per Freedom24 nusiperkam IBIT ETF. Kaip tą padaryti? Tai pažiūrėk video, kaip teisingai naudotis Freedom24 platformą. Jis kainuoja apie 50 pinigų šiai dienai. Tuomet, kai tu atkeliauji į OptionStrat, tu gali pasiskaičiuoti, kad pardavus sandorį, jog po metų tu norėtum parduoti bitkoiną, kurį nusipirkai šiandien po 60 ir uždirbti 1000 iš tokio sprendimo, dar papildomai už tai galėtum gauti 727. Ir jeigu kaina nepasieks tų pačių 60, tai tu pasilieki ir bitkoino ETF-ą, ir 727 pinigus, kuriuos gavai šiandien, tai yra, kitaip tariant, nuoma už metus į priekį. Na ir žinoma, jeigu atkeliaujame į Excelį, tai mes matome, jog nusipirkom po 50-100 vienetų, pardavėm, tarkim, po 60 ir gavom už tą sandorį dar papildomai 7 pinigus už kiekvieną vienetą. Tai kitaip tariant, mes uždirbome 1727, nes turėjome 100 vienetų ir mūsų premiumas arba tos papildomos pasyvios pajamos yra 727 vien už tą patį sandorį. Tai yra 34% metinių, kas yra visai neblogai turint minty, kad mes galėtume daryti tokį dalyką, tarkime, su 5000 kiekvieną mielą mėnesį, jeigu turim didesnę pinigų sumą investavimui. Geriausia dalis tai, kad jeigu mes nepasiekėm $60 kainos, mes pasiliekam ir patį ETF-ą savo ir tuos pačius 727 pinigus, kuriuos gaunam į priekį. Kitaip tariant, šiandien iš karto už visą kontrakto sumą. Taip, tai reikalauja gerokai daugiau žinių negu standartinis nupirkau ir pamiršau. Tačiau pirmas žingsnis – atsidarom vertybinių popierių su nuoroda mano profilyje, toliau nukeliaujam į nupirkimą, nuperkam aktyvą, kurį norėtume išnuomoti metam arba bet kokiu atveju turėti portfelyje, tada mes pastatom covered call opcioną ir viskas, tai yra antiek paprasta. Detaliai kaip tą padaryti rasi pas mane YouTube kanale, o dabar pelningo investavimo.